Šeštadienį, karštą Liepos 17 dieną, Vilkyčiuose prasidėjo Šiaurės Europos zonos šalių, vadinamo NES, Lietuvos ir Lenkijos ralio kroso čempionato etapų lenktynės. Tiesa, pirmąją dieną varžybų dalyviai trasos grunto neišbandė, mat vyko mandatinė komisija ir techninė automobilių patikra. Trasos prieigose išaugo lenktynių miestelis, kuriame varžybų dalyviai ruošėsi rytdienos kovoms ir kovojo su karščiu. Vilkyčiuose kroso ir ralio kroso batalijos vyksta 2 kartus per metus. Šių lenktynių siela, Kazimieras Gudžiūnas, ne tik organizuoja renginį, bet ir pats sės prie kovinės Ford Puma vairo. Po šio monstriuko variklio dangčiu pulsuoja 420 arklio galių ir 500 Nm pajėgumo širdis. Jau, žinai, amžius toks, kad jau pavargęs, jis galbūt atrodo senas, bet kažkaip tai tokie kraujai, kažkokie tai bacilai yra ir niekaip nenurimsta. Kazimieras ne tik pats dalyvauja Šiaurės Europos zonos šalių ralio kroso varžybose, bet ir sugeba užsienio lenktynininkus privilioti į Vilkyčius. Ir akmuo apauga. Samana per kiek metų bendrauju, dalyvauju tose varžybose, sakykim, Šiaurės Europos zonos varžybose, pristatai savo, kaip sakant, varžybas, pakvieti žmonės, pirmais metais sunkiai, antrais jau jiem patinka. Iš tiesų, Norvegijos, Suomijos, Lenkijos ir Latvijos lenktynininkus matome Vilkyčiuose ne pirmą kartą. Jiems patinka šių lenktynių atmosfera. Lietuvoje aš antrą kartą, tokiu pačiu metu, tokioje pačioje vietoje. Man čia patinka, tai mano pomėgis. Suomijoje lenktyniauju sunkvežimiais ir tai yra mano darbas, o šios lenktynės tik malonus pomėgis. Ne pirmus metus į Vilkyčius atvyksta ir norvegų lenktynininkai. Vienas jų, Olaf Roshaug, ištikimas Volvo. Šio S40 modelio specialiai ruošto ralio kroso varžyboms variklis turi tik apie 300 arklio galių ir 400 Nm sukimo momentą. Tačiau tai puikiai paruoštas ir subalansuotas automobilis, o Ola pernai su šiuo Volvo tapo Vilkyčių lenktynių nugalėtoju. From Latvia. He is the most best competitor to me here. So Stipriausi konkurentai čia – ekipažas iš Latvijos. Aš laimėjau pernai, todėl tikiuosi laimėti ir šiemet. Prieš 4 mėnesius Estijoje sulaužiau variklį, todėl įstatėme naują. Naujas variklis, naujos galimybės. O štai Suomijos ralio kroso žvaigždė Kamila Antonsen į Vilkyčius atvyko pirmą kartą. Automobilis yra puikus, tačiau mes turėjome problemų su varikliu ir tai bus pirmas kartas, kai lenktyniausime po remonto. Rytdienos varžybose dalyvaus daugiau nei 40 Lietuvos, Lenkijos, Norvegijos, Suomijos, Latvijos lenktynininkų. Kam šis asfaltas ir žvyras taps laimingas, paaiškės rytoj vakare.